Sveiki, norėjome su Anantara su jumis pasidalinti apie mūsų dvasinę kelionę į Indiją, kuri vyks balandžio 28, gegužės 13 dienomis. Ir kelionėje mūsų iš tikrųjų laukia labai daug nuostabių dalykų, tai turėsime ir daug paskaitų, ir meditacijų, ir jogos asanų, ir lankysime labai nuostabes, tikrai ypatingas šventas vietas. Tai Anantara, gal keli žodžius apie šventas vietas, kurias lankysime. Sveiki, mėlyjei. Vainrė Marija paskelbė šitą nuostabią kelionę, tai vienintelė mūsų kelionė tokia metuose. Ir mes keliausime tikrai į pačias paslaptingiausias, įdomiausias, tokias giliausias dvasinė prasme vietas. Pirmiausia, mes aplankysime Rišikešą. Rišikešas tai vieta, kur visos visatos jogai pabuvojo toj vietoj. Nėra tokio jogo, kuris neprabūtų, nepraeitų, nepasimokytų, neaplankytų Rišikešo. Tai išminčių miestas. Toliau kilsime į Himalajų kalnus, į 3,5 km aukščio, kur išteka Jamuna. Jamuna yra Jamaradžo mirties dievo sesuo ir jinai yra gavusi palaiminimą iš savo brolio, kad kas užlips pas ją tenais, kur jinai išteka ir išsimaudys jos šaltiniuose, vandenyse, tas lengvai numirs. Va, tai toks palaiminimas yra. Paskui keliausime į Gangotį, kur Ganga išteka motina, prie kurios gyvena apie 500 milijardo žmonių ir irgi išsivadavimą jinai teikia. Paskui keliausime į Badrinatką, į tą vietą, kur Vyasadeva užrašė visas vedas. Ir vėl grįžime į Rišikešą, nusileisime nuo kalnų ir keliausime į Vrindavaną. O Vrindavanas yra dvasinio pasaulio kaip reprezentacinė vieta, tai pats dvasinis pasaulis. O tokia nuostabi 16 dienų kelionė. Ir tai ne tik kelionė po tas šventas vietas, po Himalajų kalnus, bet ir kelionė į save. Mes turėsime daug paskaitų, kaip sakė, konsultacijų, praktikų. Viskas, ką galima ten pamatyti, viską jūs parsivešite savo širdyje. Tai aš tikiuosi, kad kas keliaus, transformuosis ne tik sąmonė, bet ir visas gyvenimas. Jūs būsite 100 kartų laimingesni, o kas kitus laimės nenori. Tai keliaukim. Keliaukim. Ir kas dar nuostabu tokiose kelionėse, kad mes susirandam draugų, sutinkam bendraminčius, nes vis tiek važiuoja tie patys žmonės, kam įdomi šitos temos, kas apie tai gyvena. Ir paskui grįžtam kartais ne tik su savimi, bet ir su naujais draugais. Tai va, tai tikrai kviečiam kartu keliauti, dar turime kelias laisvas vietas ir praleisti taip nuostabiai laiką pavasarį. Iš tikrųjų, dar yra laiko pasiruošti. Todėl kviečiame, suteiksime visą informaciją, paaiškinsime, padėsime. Kelionė, kiek jau galima būti, jinai minimalizuota, kad galėtų kiekvienas keliauti. Ir jeigu šį kartą neišeitų, kitais metais pasiruoškite. Bet gal išeis ir šiais metais jums. Svarbiausiai norėti, ne? Taip. Va. Keliaukime toliau. Keliaukime. Iki. Iki.